Plojimais pasitikime. Ačiū. Taigi, sveiki visi. Ir šiandien turbūt visą dieną dažnai girdite ir kalbame apie sėkmingą elektroninę parduotuvę, apie tai, kaip vystyti verslą. O aš pabūsiu daugiau turbūt tuo geruoju ar bloguoju inspektorium ir noriu pakalbėti šiek tiek plačiau apie apskaitą. Vis dėlto, kaip teisingai turėtume apskaityti duomenis ir kokia būtų teisinga finansų navigacija. Beje, ar kaip pavadintumėte buhalterį, kuris pametė savo skaičiuotuvą? Aš pavadinčiau jį pasimetusiu arba pasiklydusiu. Ir tikrai taip yra, nes pati užaugau buhalteriją užsiimančią šeimoje. Ir tuo pačiu galiu drąsiai pasakyti, jog iš buhalterio atimkite skaičiuotuvą ir užduokite buhalterinę užduotį, jis tuoj pat atsakys labai įdomius dalykus ir sužinosite labai daug naujo. Taigi, anksčiau buhalterio darbo be skaičiuotuvo buvo sunku įsivaizduoti. Ir skaičiuotuvas buvo turbūt vienas iš tų pagrindinių įrankių, kuomet buhalteris apskaičiuodavo ir tiksliai deklaruodavo mokesčius. Šiai dienai šiuolaikinio apskaitos specialisto sunku įsivaizduoti su skaičiuotuvu rankoje. Ir pagrindinis dalykas turbūt yra, kad kuo toliau, tuo labiau buhalterio įrankiai panašėja į lėktuvo piloto kabinos prietaisų skydelį. Tad klausimas, vadovė, o kokiu pilotu norite būti jūs? Ar tuo, kuris skrenda oro balionu ir neturi jokių prietaisų, yra priklausomas nuo vėjo gūsių ir gerai, jeigu tas vėjo gūsis yra palankus? Ar vis dėlto norite būti tuo moderniu vadovu, pilotu moderniame versle, kuris sprendimus priima jau vadovaudamasis būtent prietaisų skydelių duomenimis? Tad trumpai šiandien kalbėsiu apie elektroninių parduotuvių apskaitos ypatumus. Peržiūrėsime, kodėl yra sudėtinga suvaldyti procesus. Taipogi aptarsime klaidas apskaitoje, kokios vyrauja dažniausiai. Ir taipogi pakalbėsime apie mitus, kurie trukdo mums daryti pokyčius apskaitoje. Šiek tiek apžvelgsime ir klientų sėkmės istorijas ir tuo pačiu tikiuosi atsakysiu į klausimus, po kurių papildomų klausimų jau neturėtų kilti. Nebūtume buhalteriai, jeigu nebūtume pateikę ir statistikos. Iš tikrųjų, šitą statistiką norėjome pateikti vien tik dėl to, jog pamatytume, kad elektroninė erdvė, elektroninė ir internetinė parduotuvės toliau sėkmingai vystosi. Ir turime duomenis, jog 2027 metais elektroninė parduotuvė, elektroninė prekybos rinka generuos daugiau nei 5,5 trilijonų JAV dolerių. Tai sveikinu, jūs esate sėkmingoje sferoje. Ir jeigu trumpai apžvelgti apie visą e-komercijos istoriją, kurią jau matėte, per daugelį metų susikūrė labai milžiniška infrastruktūra ir ekosistema. Keitėsi pirkėjų įpročiai ir galima sakyti, jog pirkėjams atsivėrė tarsi rojaus vartai, nes jie turi plačią pasiūlą ir gali išsirinkti prekes po visą pasaulį, gali saugiai atsiskaityti už prekes bet kurio mokėjimo valiuta ir taipogi gali ramiai sau susilaukti prekių į namus. Tačiau pažiūrėkime kitą medalio pusę, kas vyksta būtent elektroninės prekybos arba elektroninės parduotuvės vystytojo pusėje, o juo labiau apskaitos žmonių pusėje. Sakyčiau, čia labiau atsivėrė ne rojaus, o pragaro vartai. Ir štai kodėl. Įsivaizduokite įmonę, kuri turi daug sandėlių įvairiose pasaulio šalyse. Įsivaizduokite tą pačią įmonę, kuri turi tūkstančius pardavimų per dieną, bendradarbiauja su dešimtimis mokėjimo operatoriais, payment procesoriais.
Tokią duomenų bazę, tokią informaciją apskaitos žmonės turi suvaldyti kiekvieną dieną. Ir toks yra duomenų voratinklis. Kiekvieną kartą klodas persidėlioja, nes prekės keliauja iš vieno sandėlio, gali keliauti tarp sandėlių ir kartais sudėtinga būna suvaldyti, iš kurio sandėlio iškeliavo prekės ir padaryti teisingą sudengimą su mokėjimais. Kita situacija yra, kad teisingus apskaitos veiksmus mes turime atlikti laiku. O kodėl laiku? Nes ateityje tai gali įtakoti, jog apskaita bus nekorektiška, o jeigu nekorektiška apskaita, vadinasi, anksčiau ar vėliau mes turėsime ją koreguoti. Ir čia susidurėme su tokiais rebusais, kaip pavyzdžiui, kada pinigus turime pripažinti pajamomis. Ir įsivaizduokite situaciją, ir kas būna labai dažnai, kuomet apskaitos žmogui tenka spręsti ir išnarplioti, kada vis dėlto prekes klientas gavo, kada buvo gautas mokėjimas. Nes gali būti situacijų, jog klientas pavedimą padarė, tiksliau, klientas užsakymą suformavo rugsėjo pabaigoje, pinigus mes gavome rugsėjo pabaigoje, o prekes klientas gavo tik tais spalio mėnesį. Kyla klausimas, kurio mėnesio apyvarta čia turėtų būti traukiama. Tada gali būti dar pasunkinti galime užduoti. Rebusas, jeigu tai dar yra ir metų sandūra. Klientas prekes užsako gruodžio mėnesį, o apmokėjimą gauname sausio mėnesį. Dažnai kyla klausimas, kurių metų apyvartą turėtume traukti. Vėlgi, čia atsiranda sprendimas ir įtaka netgi metų rezultatui. Ne tik mėnesio rezultatui, bet ir metų rezultatui gali įtakoti. Sąžiningam verslininkui turbūt kyla klausimas, o koks skirtumas, į kurį mėnesį aš įtrauksiu tuos duomenis, jeigu tikslas yra apskaityti ir sumokėti mokesčius. Tačiau šiuo atveju tikslas yra ne tik sumokėti mokesčius, bet teisingai juos apskaityti. Ir tiesą pasakius, patys buvome atsidūrę tarsi tame oro balione, skridome bandėme išnarplioti labai didelius duomenų voratinklius ir supratome, kad turbūt į elektroninių parduotuvių apskaitą turėtume žiūrėti šiek tiek paprasčiau arba kūrybiškiau. Norėdami automatizuoti ir nusprendėme, jog norime automatizuoti elektroninių parduotuvių apskaitą. Su savo įžvalgomis dalinomės tiek su auditoriais, tiek su VMI specialistais bei teisininkais. Tačiau dienai galime pasakyti, jog mes galime pasiūlyti 2 būdus, kaip vesti apskaitą elektroninių parduotuvių. Vienas iš jų tai yra senasis, tradicinis būdas, reikalaujantis daug žmogiškųjų išteklių ir tuo pačiu didelius resursus. Tačiau ten, kur didelis duomenų kiekis, didelis duomenų voratinklis, ten ir kur yra daug dirbančių žmonių, didėja ir klaidų rizika. Tad mes siūlome antrąjį variantą, kuris gali būti kūrybiškas, inovatyvus ir tuo pačiu lengvas. Kad ir kaip keistai nuskambėtų lengvas žodis, tačiau dažnai mus nuo lengvų sprendimų atriboja mūsų įsitikinimai, klaidingi įsitikinimai. Pavyzdžiui, tokie kaip automatizuota apskaita yra brangi ir reikalauja daug investicijų. Brangu. Automatizuota apskaita reikalinga tik dideliems elektroniniams e-shopams, dideliems elektroniniams parduotuvėms, bet mažam verslui tai yra neaktualu. Taigi, tai yra dar vienas klaidingas įsitikinimas. Ir trečias, kad elektroninės automatizuotos apskaitos yra sudėtinga patikrinti. Tai yra niekas nėra įsitikinęs, ar tinkamai sukrenta duomenys iki tol, kol tik tais nesiidentifikuoja klaida. Taigi, šituos visus 3 klaidingus įsitikinimus aš bandysiu paneigti per BNM Finance klientų sėkmės istorijas. Tad pakalbėjau nemažai teoriškai, dabar norėčiau grįžti prie praktinių dalykų. Tai į mus kreipiasi klientas, kurio prekyba vyksta tarptautiniu mastu, kuri turi sandėlius, kurios sandėliai yra pabirę po viso pasaulio, Europos Sąjunga, Kinija, JAV ir kitos šalis.
Tai turbūt įsivaizduojate, koks sudėtingas yra duomenų suvaldymas. Tuo labiau, kad labai dažnai pačios prekės gali keliauti ir tarp tų pačių sandėlių, tai yra įmonės viduje. Šiuo atveju netgi tarp šalių. Klientas turi tūkstantinius pardavimus kiekvieną dieną ir bendradarbiauja su net ne vienu, o turbūt 10 payment procesorių, tokių kaip PayPalas, Stripe'as, Klarna ir kitais. Ir kliento tikslas ir lūkestis buvo, kad vis dėlto turint tokį srautą duomenų, tokį srautą informacijos, matyti tikslius ir tvarkingus duomenys. Ir, aišku, realiu laiku. Jis jautėsi tarsi tame oro balione skrendantis be prietaisų ir negalintis priimti teisingų sprendimų. Taigi, norėčiau pasidalinti, kokius sprendimus šiuo atveju mes pasirinkome. Mes pasirinkome, jog apskaitą galėsime vesti 2 programose. Viena programa, tai buvo mūsų apskaitos programa Reveal, kurią naudojame. Ir čia mes ir toliau darome klientui prekių pajamavimą kiekvieną dieną. Taipogi Reveal programoje mes atliekame ir pinigų pajamavimą vienu įrašu, suminę išraišką vieną kartą per mėnesį. Ir taip pat vieną kartą per mėnesį mes darome prekių nurašymą. Viskas. Tokia tai apskaita liko Reveal'e. Turbūt jums natūraliai kyla klausimas, tai kaip mes patys suvaldome visą duomenų judėjimą, visus pardavimus, prekių nurašymus ir panašiai. Vat čia ir buvo kūryba, čia ir buvo ta automatizuota apskaita. Mes pasitelkėme verslo analitikos įrankį, šiuo atveju mes naudojame Power BI. Ir per API sujungimus mes padarėme integraciją elektroninės parduotuvės su Power BI. Tuo pačiu mes padarėme tokius pačius sujungimus per API su mokėjimo operatoriais. Tokiu atveju, ką mes iš to gavome? Taigi, sujungę visus šios duomenys, padarę integracijas, Power BI mes turime pinigų ir prekių judėjimą. Mes galime paimti duomenys iš banko, paimti banko ataskaitas ir pradėti duomenys gretinti. Tai yra, mes matome mokėjimus gautus, mes matome, ką galime sudengti. Ir dažnai atrandame netitikimus. Tokius kaip klientas, sudarydamas užsakymą, nurodė klaidingą sumą, arba, pavyzdžiui, klientas užsakė prekes, bet apmokėjo kitas žmogus. Gali būti ir tokie dalykai, kad, kaip pavyzdžiui, mokėjimas patenka pas mus su klaidingu užsakymo numeriu. Tai tokiu atveju, turėdami ir galėdami gretinti duomenis, mums nereikia dirbti su pilnu duomenų srautu. Mes dirbame konkrečiai su ta vieta, kur yra neatitikimai. Taigi, taisydami neatitikimus, taisydami klaidas, mes tuo pačiu eliminuojame ir priežastis, kodėl jos atsiranda. Tai mums leidžia kurti tvarę architektūrą, apskaitos architektūrą, kuri laikui bėgant, kiekvieną mėnesį eliminuojant klaidų priežastis, tampa vis tikslesnė ir tikslesnė. Taigi, turbūt dar apskaitos žmonėms galėtų kilti klausimas, kaip mes suvaldome su IMASais ir ISAFais, jeigu dirbame per 2 programas. Šiuo atveju su savo apskaitos ir IT komanda mes suformavome, IT komanda mūsų suprogramavo tokį įrankį, mes jį vadinam tiesiog robotu, kuris pasiima duomenis iš abiejų programų, tiek iš Reveal'ės, tiek iš Power BI. Ir jis sugeneruoja failą, kurį vyr buhalteriui belieka tik sutikrinti, akceptuoti ir įkelti į VMI sistemą. Taigi, tokiais metodais, tokiais būdais sukūrę tokią apskaitos architektūrą, mes galime labai lengvai ir inovatyviai valdyti didelį srautą duomenų. O tuo pačiu klientas gali matyti labai tikslius duomenis realiu laiku. Štai dar viena kliento istorija apie tai, kaip klientas pas mus kreipėsi pasiklydė savo apskaitos labirinte su mintimi
su mintimi prisipažinti labai didelės sumas klientų avansų ir nuo tos didelės sumos, 100 000 sumos sumokėti pelno mokestį. Panalizavus ataskaitas pastebėjom, jog labai keistai atrodytų, jog elektroninė parduotuvė iš esmės gali turėti tokias didelės sumas klientų avansų ar permokų. Todėl šiuo atveju mūsų apskaitos ir IT komanda pasiūlė atsukti laiką atgal. Mes pritaikėme tokią pat apskaitos procesų architektūrą, kaip darėme pirmoje istorijoje, padarėme per API sujungimus su BI programa, Power BI programa. Ir tokiu atveju atsukę laiką atgal, duomenys sukrito iš payment procesorių už praėjusį periodą, tai yra tą periodą, kurį mes norėjome patikrinti. Turėdami duomenys iš elektroninės parduotuvės, turėdami duomenys iš payment procesorių, mes galėjome gretinti duomenys. Gretindami duomenys mes pasitvirtinome savo nuojautą, jog pardavimai, jog tie avansai visai nėra avansai. Tai yra tiesiog neužskaityti pardavimai, nes prekių užsakymai, pardavimai krito be prekių nurašymo. Labai dažnai pardavimai būdavo netgi apskaitomi be savikainos. Tai kas sąlygojo, jog klientui grėsė dideli pelno mokesčiai. Padarę gretinimus ir atradę netitikimus, mes galėjome tiksliai apskaityti pelno mokestį. Bet aš sakyčiau, klientas šiuo atveju investavęs į automatizuotą apskaitą, turėjo ne tik sutaupę pirmus metus ir turėjo teisingai apskaičiuotą pelno mokestį, bet ir gavo išliekamąją vertę. Išliekamoji vertė buvo ta, kad dabar jis turi 2 įrankius. Vieną įrankį Power BI verslo analitiką, kuris gali matyti kiekvieną mėnesį ir kiekvieną dieną analizuoti savo duomenis, kaip jam sekasi. Čia dažniausiai aktualu yra akcininkams ir verslo savininkams. Ir kitas įrankis Power BI, kurį mes kartais vadiname virtualiu apskaitininku, kur kliento apskaitos komanda gali gretinti duomenis. Ir duotuoju momentu atrasti tokius pat netitikimus, kaip buvo su avansais, kaip buvo įvardinti avansai. Ir duotuoju momentu taisyti ir teisingai deklaruoti mokesčius. Ir trečioji istorija, labai trumpa, tai kaip augant verslui pastebėti A-klasės zonas. Ši istorija apie mažą elektroninę parduotuvę, kuri ilgą laiką sėkmingai veikia tik Lietuvos ribose. Tačiau plečiantis verslui ir atsiradus pardavimams į užsienį, vadovas ir jo apskaitos komanda nepastebėjo, jog visa infrastruktūra buvo paruošta tik Lietuvos rinkai. Tai yra, visi pardavimai buvo deklaruojami ir apskaičiuojami su 21% tarifu. Pradėję bendradarbiavimą, mes pastebėjome, jog reikia tikslinti praėjusių periodų PVM ataskaitas, nes pardavimai buvo atliekami į ES šalis, kur turėjome taikyti skirtingą PVM tarifą, taipogi buvo pardavimai ir į trečiasias šalis. Ko pasekoje tiek klientas, tiek mūsų apskaitos komanda turėjo skirti pakankamai daug laiko tam, kad patikslinti deklaracijas. Kaip būtų buvę, jeigu šitas mažas verslas nebūtų patikėjęs klaidingų įsitikinimų, jog automatizuota apskaita yra skirta tik tais dideliems verslams. Jis nuo pat pradžių būtų turėjęs Power BI verslo analitikos įrankį ir Power BI įrankio pagalba jis arba jo apskaitos komanda galėjo pasiruošti OS ataskaitų teikimams ir teisingą mokesčio apskaičiavimą. Šiek tiek paaiškinsiu, kaip vyksta. Power BI verslo analitika, būtent mūsų suprogramuota, jinai atpažįsta pardavimus į įvairias šalis. Tai yra, mato, iš kur prekės atkeliauja ir kur prekės nukeliauja. Tuo pačiu mato ir kokią šalį. Atpažindamas, į kokią šalį vyksta pardavimas, Power BI mato, kokį PVM tarifą mes turėjome pritaikyti. Taigi, nepabūgęs klaidingo įsitikinimo, šis klientas būtų išvengęs klaidingos apskaitos nuo pat pradžių.
Ir turbūt dar vienas iš pagrindinių dalykų, kad turint visus šituos įrankius, mes galime padaryti ne tik atlikti einamąją apskaitą, bet atlikti jūsų apskaitos kaip ir procesų higieną. Pamatyti tokius momentus, kur kartais užsiimant verslu, nesigilinant į apskaitos niuansus, labai sudėtinga pastebėti. Tad trumpai paneigus tuos klaidingus įsitikinimus, galiu drąsiai teikti, jog ir dėti vyšnę ant torto, jog nebijokite investuoti ir investuokite drąsiai į šiuolaikinius apskaitos sprendimus dabar, nelaukite plėtros, nes vėliau visų šių procesų integracija kainuoja brangiau ir yra sudėtingesnė. Taipogi, nebijokite būti inovatyviais ir kūrybiškais, juk pačių sudėtingiausių dalykų sprendimas yra labai paprastas. Tik tiesiog kartais mes norime ieškoti sudėtingų atsakymų sudėtingose dalykuose. Ir vienas iš niuansų, ką ir mes patys darome ir labai rekomenduojame savo klientams, jeigu atsiranda klaidos, tai taisykime ne tik klaidas, bet ir jų priežastis, kad kitą mėnesį ta pati klaida nesikartotų apskaitoje. Ir pats pagrindinis dalykas, kad kiekvienas esame savo srities specialistas. Tad būkite savo srities specialistų, užsiimkite plėtrą, o apskaitos procesų architektūrą patikėkite savo srities profesionalams. Tai vis dėlto aš noriu pasiteirauti, ką pilotuojate jūs. Ar esate vis dar oro balione, ar jau piloto kabinoje su moderniais įrankiais. Ir kviečiu plačiau apie tai padiskutuoti, drįsti žengti šituo pokyčio keliu, drįsti žengti inovatyvių apskaitos keliu. Ir jeigu turėtumėt klausimų, visada galite papildomai dar rašyti man. Ačiū, Gerda, ačiū labai. Truputėlį painame viduriuką, taip, su jumis, taip, va. Super. Ačiū labai iš pranešimą. Ir, kiek girdim visokių dalykų ir pakalbėjote apie automatizavimą, apie norą inovuotis ir būti inovatesniam, tai ar aš tikslingai suprantu, kad ta automatizacija iš tikrųjų pakeičia jau buhalterius visiškai? Sakyčiau, ne tai, kad pakeičia buhalterius visiškai, bet keičiasi paties buhalterio rolę įmonėje. Jeigu dabar yra vyrbuhalteris, tai turėdamas šiuos modernius prietaisus, vyrbuhalteris tampa tarsi jau analitikas, kuris gali apdoroti, stebėti duomenys, analizuoti. Ir maža to, jeigu dar trumpai pridurčiau, kad šiuo atveju apskaitos žmogus, vyrbuhalteris tampa jau nebe sąnaudų eilutė, o žmogumi partneriu, kuris gali padėti uždirbti pinigus. Tai trumpai, kaip tai atrodo? Naudodamasis verslo analitikos įrankiais, buhalteris gali jau patarti, kuri rinka jums yra pelninga, arba į kurią rinką reikėtų jau analizuoti šiek tiek ir rizikuoti šiek tiek atsargiau einant. Supratau, nes mes turim tokį klausimą. Jeigu automatizacija ir automatizuota apskaita ateina į mūsų gyvenimus, į mūsų finansų departamentą, tai kaip dėl klaidų kontrolės ir netipinių situacijų sprendimo? Jau taip iškvėpėt, viskas gerai, pasižiūrėkim. Tai iš tikrųjų, gal atrodė labai paprastai, kad mes čia automatizuojam tos procesus, bet prieš tai, kaip pajungti visas integracijas, dirba labai didelė mūsų komanda, dirba labai daug kompetencijų. Tai dirba IT žmonės, apskaitos komanda, pasitelkėme CFO darbuotojai, jeigu tokia kompetencija yra reikalinga, ir mes analizuojame kiekvieną klientą individualiai. Žiūrime, kokia jo situacija yra as is ir žiūrime, kur norime būti, kokią automatizuotą apskaitą norime turėti. Tada supaišome visą architektūrą ir pradedame programuoti.
pradedame programuoti, pradedame daryti integracijas. Ir kiekviename etape mes testuojame. Tad sakyti, kad klaidų tikimybė yra didelė, taip, klaidos gali būti visur, bet sakyčiau, ne tokios didelės, kokia gali būti žmogiškoji klaida šiuo atveju. Supratau. Tai, dar vienas klausimas. Šaunuoliai, kas užduodat klausimus, laukiam dar daugiau. Tai klausimas toks, o tai ar įsivaizduojate savo veiklą be Power BI, kurį minėjote gan kelis kartus? Tikiuosi, čia reklama, čia kaip čia? Ne, iš tikrųjų, aš pati naudoju tai. Šiaip iš tikrųjų, mes būtent dirbame su Power BI ir šiai dienai savo darbo be šio įrankio neįsivaizduojame, bet čia turbūt kalba ėjo ne tiek apie Power BI įrankį, kiek apie patį verslo analitikos įrankį, nes rinkoje galime pasirinkti ir kitų alternatyvų.